Labas rytas Romoje. Atvažiavau šį kartą aplankyti ne Švento Petro bazilikos, bet Šventosios Marijos Didžiosios bazilikoje bus jau finalinė piligrimų diena. Ir nuo čia iki ten, nežinau, 4-5 kilometrai, bet įpratęs esu čia statyti automobilį. Mane jau čia ir pažįstat, nes tie patys darbuotojai vakare vienas ir tie kitas. Tai labai paprasta, labai patogu, viskas aišku, žinai, kur atvažiuoti, žinai, ką daryti, ten per sekundę paima tavo automobilį, pastato, kur reikia. Ir kainos tikrai labai geros, aš esu be galo nustebintas, nes pasistatau prie Petro bazilikos. Pirmą dieną 14 gal eurų sumokėjau, antrą dieną aš nuo ryto iki vėlyvo vakaro čia prabuvau 20 eurų. Tai tikrai kituose miestuose, Paryžiuje, aš mokėjau berods 45 už parą. Tai tikrai labai nedaug ir labai patogu. Vairavimas, tai mane šiandien eilinį kartą stebina, nes aš čia kiekvieną rytą atvažiuoju vis iš skirtingos pusės į Romą ir vis kitus rajonus išbandau, vis kitus kelius ir vis galvoju, gal kažkas bus kitaip, bet tikrai primena tos YouTube filmukus apie Indiją, žmonės eina bet kur, bet kaip, nesvarbu kokie šviesoforai, mašinos, bet kaip lenda važiuoja. Ir iš pradžių kažkaip baisu, po to būna neįprasta, o po to tiesiog pajauti tą srautą, tampi italų ir su tuo srautu tiesiog judi ir viskas tvarkoja, vieni kitus praleidžia, mašinos švelniai prisiliečia karts nuo karto, motoroleriai tave atsiremia, šoną kokį nuvalo. Ir tiesiog tam sraute gražiai, nieko nenuskriausdamas, nieko nesugadindamas atvažiuoji į savo vietą. Tai tiek šaunių įspūdžių, oras kaip visada čia fantastiškas, turbūt toj bus plus 20 mažiausiai. Tai tiesiog žygiuoju dabar į tą vietą, kur susitiksiu su draugais, su kitais piligrimais, žygiuosim į baziliką ir ten vyks pamaldos ir tuo šitą piligrimystę baigsis oficialioji dalis, neoficialioji dalis tai lauktuvės, tada paplūdimys, tada kelionė per Vokietiją, tetos lankymas, kitos šaunios vietos, kurias užtiksiu kelyje, vis dar laukia. Tai tiek žinių, iki kito įrašo. Manęs trečioji bazilika, kurią aplankysiu ir praeisiu šventuosius vartus, tai yra Švento Jono Laterano bazilika. Ir lietuviai ją lankė pačią pirmą dieną, kai tik atvyko į Romą. O kadangi aš šiek tiek atvažiavau vėliau ir važiavau automobiliu, tai pabuvęs likusiose 2 dienose, dabar savarankiškai atvykau ir čia buvo artimiausias 3 taškas nuo Šventos Marijos Didžiosios bazilikos. Žygiuoju į vidų. Nežinau, ką ir pasakyti, bet kiekviena bazilika gražesnė viena už kitą. Čia yra Švento Pauliaus užmiesčio bazilika ir iš tiesų jinai nuo Vatikano yra apie 11 km. Tai atėjau pėsčiomis iki čia. Labai buvo geras patyrimas, labiau susipažinti su Roma, su ta dalim, kurie iš tiesų niekad nesu buvęs. Visokių griuvėsių pakeliui mačiau, įdomių vietų gražių. Bet šita bazilika tai yra kažkas tokio absoliučiai neįtikėtinai gražaus. Tai bandau užeiti į vidų.